Jeigu mūsų neįsimylė už kažką ar dėl ko nors, mus pamilsta nepaisant nieko, arba nepamilsta nežiūrint į viską. Jeigu jūs vis dar kankinatės galvodami, kad kažkas pamatęs keliasis jūsų savybės ir poelgius persigalvos, įvertins, tai galvojate veltui. Nekankinkite nei savęs, nei kito. Jei būdamas su jumis žmogus nesijaučia taip, lyg būtų laimėjęs loterijoje, tuomet suteikite šansą ir sau, ir tam, kuris tiki, kad laimingi bilietai egzistuoja. Pastangos, kuris dedate vardan to, jau kažkas jūsų pamiltų. Tiesiausias kelias į depresiją, tai nėra tas pats, kai kam nors darote todėl, kad mylite. Nepatenkinti emociniai poreikiai ir nerealūs lūkesčiai yra didžiausi meilės žudikai. Jei viduje esate pasiligoję lygus, tai ištroškę meilės supratimo, įvertinimo, greičiausiai pritrauksite tokį patį emociškai neįgalų žmogų, kuris atspindės visus jumyse esančius skaudulius, jūsų nemylėdamas ir nevertindamas. Siekime kitų tokių kaip mes žmonių meilės, tikėdamėsi jos gauti, nors tie žmonės jaučiasi visai kaip mes. Jei nemyli patys savęs, tai kokias meilės galime iš jūsų laukti? Nepatenkinti mūsų poreikiais stumia mus į glėbius, kuriuose vėliau uždūstame įsivalinę į santykius su žmonėmis, kurių niekuomet nebūtumėte pasirinkę. Jei būtume buvę laimingi, besidžiaugiantys savimi ir gyvenimu. Pasakys man meilės reikia, kaip tonas galbūt ir skamba romantiškai, bet realybėje daugiausia džiaugsmo santykiai teikia tuomet, kuomet yra vyšnia ant torto, o ne tyro vandens gurkšnis. Ištroškusi meilė neturi prašyti, neturi reikalauti, meilė privalo turėti, tiek galios, kad imtų savimi pasikliauti, kad duodama prisipildytų. Su mumis visai kažkas pasiekia arba dar pasieks nedovanotinai, negarbingai, niekšiškai. Paradoksas, tačiau daugiausiai apie meilę mus išmoko žmonės, kurie mūsų nemyli, kurie nustoja mus mylėti, arba taip niekuomet mūsų ir nepamilsta. Visgi nesibaigiantis skundai, nuskaudų kaupimas ir pabaigos neturintis kaltinimai paprastai niekur mūsų nenuveda toliausiai iki draugo pasiruošusio ir vėl klausyti tos pačios istorijos ausies. Turime išdrįsti suaugti ir prisikimti atsakomybę už savo patirtis, tik tai galėsime išsilaisvinti. Šokiai reikalingi du, vienas elgiasi, kitas leidžia su savimi vienai par kitaip elgtis. Vienas negerbia, bet kitas pats savęs ir gerbia kur kas labiau. Viena turi meilužį, bet kitam labai baisu likti vienam. Ratas sukasi, kaip sako jaunas, net jei devetėti pasanto dėl to, kad su jumis nutiko, yra kito kaltė. Aš noriu girdėti apie tą vieną, už kurį atsakingi esate jūs. Jūs esate priežastis ir šaltinis visko, kas su jumis vyksta. Tobulėkite, domėkitės tuo, kas vyksta jūsų viduje. Neabejokite, visą tai atsispindi jūsų išoriniame gyvenime. Pastebėkite, kaip kaskart kuriate tokias pat situacijas, kokias iki skausmų panašios jūsų patirtis. Paieškokite tam priežasčių, pasigilinkite verčiau į jas. Nei naujo draugo trūkumus, žmogų, kuris nemėgsta ir nevertina pats savęs labai